Susitikimo vieta buvo parinkta paties Labanausko. Matomai, instruktuotas saugumo, surado tokią atvirą vietą, buvusi kolų kerklių ganykla, atviras laukas, vienintelis ąžuolas ir akmenys. Ir šita vieta buvo nurodyta mums, kad čia turi atvesti Kmitą. Brolis atvedė, susitikimas vyko, nuginkluoti buvo. Brolis Rimas nuginklavo Kmitą, aš Labanauską. Ir su tėvuku mes atvedėm. Kur toj vietoj, kur parodžiau, iš ten paėmėm nuo Žalpių Liolių kelią ir atvedėm čia pro Jagodo sodybą tiesiai prie to ąžuolo. Įvyko susitikimas 61 metais spalio pradžioje. Tikslios datos aš negaliu pasakyti. Bet kad praėjus 3 savaitėm Kmita žuvo. Pats susitikimas įvyko, tai brolis atvedė Kmitą, buvo nuginkluotas ir čia jau mes atėję radome jį Kmitą su broliu čia po to ąžuolu. Pirmasis buvo pasisveikinimas, apsikabino, pasibučiavo, kaip seni kovos draugai ir Kmita prakalbo. Mano širdį velnias nesislėpė ir nesislėps, pasakė. Labanauskas atsakė, mano širdį to labiau. Vienu žodžiu, labai ščyras ir atviras tikras žmogus. Nu, tada, sako, Laban, galim atsidalinti ginklais, atidavėm ginklus ir mes atėjome mūsų sodybą. Toliau visas planas ėjo, bet aš negaliu taip tiksliai prisiminti, žinot, jaunas buvau, bet kaip mūsų amžinatelis mama pastebėjo, kad labai Labanauskas įžūliai elgėsi su juo. Nu, jis buvo visos padėties viešpats ir jam buvo pasiektas tikslas. Toj sudarė planą, mes čia turim veikti, čia reikia toj padarysim atsišaukimų, spausdinsim, čia aš turiu draugų Vilnių, atveš spausdino mašinėlę, čia viską, nu ir pirmą savaitę jie čia vaikščiojo abu kartu savo krašte, Labanauskas aprodė pas savo patikimų žmonės, kuris persilaiko, kas jis slepia, o toliau palei planą turėjo jis parodyti Kmitą savo vietą, kuris ir apie Pašalę laikėsi. Vėjų kaime ten. Nu ir ilgai nereikėjo laukti rezultatų. Už 3 savaičių, lapkričio 6 ar 7, Kmitą nušovė saugumai. Kareiviai supo. Jį sužeidė, norėjo paimti gyvą. Jis įslinko į negyvenamą sodybą, Lorenco sodybą ten, vokiečio buvusi, tame kaime. Ir pats jis buvo likęs kaminas, kaip senovinis, ir tam kaminiais ten nusišovė pats. Jis buvo į koją sužeistas. Nepasidavė gyvas. Va. Ir taip Labanauskas savo rankomis, kaip sakant, užvertė paskutinį Kęstučio apygardos istorijos lapą. Paskutinis Kęstučio apygardos partizanas buvo Kmita. Nu ir jis įvykdė visą planą, ką turėjo įvykdyti Kybartai. Ir to įsipirko savo laisvę. Pakeitė jam pavardę, jis apsigyveno Lietuvos pakraštėlį, Švenčionėliuose. Pasidarė Rimkus Zenonas, o tą pavardę jis pasiėmė, kadangi Turavas kaime čia pas Narbutą vyko susišaudymas 47 metais per Motinos dieną. Ir tame susišaudyme Labanauskas jau buvo išėjęs į mišką, buvo jo pirmas krikštas. Ir ten žuvo vienintelis partizanas Rimkus Zenonas. Slapyvardė atrodo Balandis. Nu, ir jisai puikiai žinojo, nes jam ten jie laimėjo tą mūšį partizanas, čia stribai pro mus ėjo į link Liolių stribai vilkdami, vos paeidami ėjo namo link Gustinės, o jie padegė tvartą. O Rimkus norėjo atidaryti, išleisti gyvulius. Ir ten buvo pasislėpę stribas. Kai tas pradarė, tas stribas tą Rimkų ir nušovė Zenoną. Tai paskui jie partizanai apdegina jam veidą, kad net pažintų jo specialiai, tą lavoną. Ir jis buvo pašarvuotas kirkiai. Kelmiai su stribais tenais kartu ir palaidotas pagarbingai. Bet atėjo artimieji ir sako, atseit, kad buvo parašų agentas, jisai jau tas. Civiliai buvo rūba, žinoma. Parašų agentas ir ten vaikščio po kaimą tuo momentu. Atėjo tuo parašų agentą giminį, sakė, ne, čia ne jis. Net tie drabužiai.
Nu, vienu žodžiu, vis tiek buvo taip. Tai va, Labanauskas, žinodamas, kad jis yra tikrai žuvęs, pasiėmė jo vardą ir pavardę ir gimimo metus. Labanauskas kaip gimęs 24 metais, o kaip Rimkus Zenonas gimęs 27 metais. Tai jis turi jo ir aš buvau išsiaiškinęs, ten Kelmė gyvena brolis dar, vienas gyvena Naudvarį, buvau pas jį nuvykęs, didelį šeima, buvo seseris, viena Kelmė gyvena, sesuo Rimkutė. Tai išsiaiškinau, sako, žinot, kai jis turi dar brolį, sakau, Zenoną gyvą. Dar tada buvo gyvas Labanauskas. Nu, matot, kokia istorija. Ir vienu žodžiu, viskas buvo įvykdyta palei saugumą režisavo. Viskas. O dabar likia tik ąžuolo stovėjimo vieta ir akmenys. Atvira vieta.